O čia ataka per dešinę pusę. Ten yra Kolinas Adutajo ir įsiveržia į baudos aikštelę, perdavimus ir įvartis krinta. Dar kartą pasižiūrėkime. Sakykime taip, netgi ar tyčia norėjo ten, na taip, žinoma, iš šio pakartojimo puikiai tie du tokie aiškiai į gynybą orientuoti vidurio saugai. Tad tikrai pagalbos gynėjams bus nemažai. O dabar jau Vitkauskas turi darbo. Čia buvo... Būsi baudos aikštelėje, žinoma, labai techniškas, labai greitas, kaip ir Golubickas. Ir smūgis iš tolėliau ir įvartis krinta 1-1. Na, vis kažkaip sugeba išsukti Žalgiris ataką. Dabar galbūt pamatysime. Atrodo, nebuvo čia rikošeto. Pakomentuoti, ko galime tikėtis per likusią atkarpą. O dabar perdavimus ir išeina netgi tikslus smūgis. Bravo, Livijo Antaliui, nuostabus išpildymas, bet kabino kamuolį Antaliui ir būtent jo tikslus smūgis galva. Puikus Antaliui įkirtimas, na čia Jevgenijus Čegovecas. Mingas ir tai yra galimybė Žalgiriui surengti kontrataką. Geras perdavimas Ojavusi, čia Ojavusi savo stikijoje veržiasi į baudos aikštelę. Ir, na, puikios progos neišnaudojo Ojavusi, o čia kaip nesusikalba Riterių žaidėjo. Ojavusi turi antrą progą, smūgis ir ištraukia kamuolį ten Mitaras Šukovičius. Žinoma, labai techniškas žaidėjas, galintis atlikti ir gerus perdavimus iš kraštų, atlikti standartinės situacijas. O čia Golubickas ir puikiai proga Virbickas. Bet nepavyko to padaryti, galiausiai žalgiriečiai apsigina ir bando dabar jau patys rengti ataką. Ojavusi žaidžia Badmusas, čia vėlgi vienam Čegovecui teks gintis. Golubickas ir 3-1. Paulius Golubickas išpildo puikiai šią situaciją ir, na, nesinori niečio, kad Žalgiris deda labai tvirtą pamatą link pergalės. Gerą variantą pasirinko ir Arvydas Novikovas, galėjo, žinoma, rinktis ir Ojavusi, gynėsi be Džiolio Bopesų, taip pat Nasimo Knido bei Saulius Mikoliūno. Galimybė riteriams. Mindaugas Grigaravičius, Filipavičius ir 3-2. Įdomu, ar pavyko išvengti nuošalės. Linijos teisėjo vėliavėlė nėra pakankamai. Novikovas bėga. Na, Stipevučiūras ten liko, man atrodo, nuošalės tenai nebuvo. Jurijus Kendišas kamuolį bando išmušti, riteriai tęsė savo ataką ir Stipevučiūras muša kamuolį toliau. Čia neblogas pirmas lietimas ir Ojavusi vėl vienas prieš vartininką. Ojavusi 4-2. Aš šaltakraujiškai Matijasas Ojavusi sprendžia šią situaciją. Ir reikia pagirti Matijasą Ojavusi. Puikiai išpildė šią situaciją. Viskas šaltakraujiškai, viskas užtikrinta ir, sakyčiau, riteriai. Bet faktas tas, kad Ojavusi ten su Valdemaru Borovskiu lyginosi greičio savybėmis. Dabar vėl Žalgiris išbėga 5-3. Ne pirmą kartą turi kiekybinį pranašumą. Ojavusi baudos aikštelėje į tolimą kampą įspūdingas įvartis. Nes tokių smūgių šio žaidėjo repertuare nėra pernelyg daug iš tikrųjų. Dar kartą čia Ojavusi pelnytas įvartis į tolimą vartų kampą. Penktadienį laukia esminis mačas su Lietuvos Dainava. Odutajo bėga į priekį. Odutajo spėja prie kamulio. Duka jį sustabdo. Smūgis į vartus. Duka gelbsti. Tačiau įdomu, ar ten būtų buvusi užfiksuota nuošalė. Akademijoje, kurią beje jau visiškai įsigijo Vilniaus Žalgiris. Pastarosiomis dienomis, pastarosiomis savaitėmis čia geras perdavimas ir nepavyksta Filipavičiui. Čia Žalgirio ataka. Na, o dabar Kauno Žalgiris 7 taškais atsilieka nuo Hegelman. Turi vieną mačą atsargoje. Popovičius mato komandos draugas, smūgis į vartus, rikošetas ir tikrai geras buvo. Taigi standartinė situacija, čia labai baudinys. Smūgis ir ranka ten sužaidė kas? Handžičius. Negalima kelti rankų, dar kartą ši situacija, na taip, iš karto matosi ir, na, apmaudžiausia yra tai, kad daug užtikrintumo šiandien Goropsovo žaidime, kai jis buvo su kamuoliu, kai jis gindavosi, dabar smūgis į vartų centrą ir jokių galimybių čia Armantui Vitkauskui. Vitkauskas pasirinko dešinę pusę, kur krito ir galiausiai puikiai Nikolesas Goropsovas